290 tiek studentų šiuo metu jau yra įstoję į Marijampolės kolegiją. Tai geriausias priėmimo rezultatas per paskutinius 6 metus. Pati populiariausia yra vaikystės pedagogika ir šiandien turim 80 priimtų studentų. Tai reiškia, kad galima formuoti beveik 4 grupės. Tai šitokio skaičiaus mes iš tiesų jau nežinau, kada turėjom tiek surinkę studentų ir kad galėtų būti tokių tiek grupių paraleliai suformuotų. Antroje vietoje lyderiauja be jokios abejonės socialinis darbas. 46 studentai, tai yra pilnos 2 akademinės grupės. Trečioje vietoje transporto logistika. Labai sėkmingai metai iš metų renkam šitą studijų programą ir dabar, kada jinai yra vadybos krypty, iš tiesų dar yra pagausėjęs studentų priėmimas ir iš viso turime 35 studentus. Na ir buhalterinė apskaita vėl labai ženkliai atgyja ir vėl priėmimas yra labai aktyvus. Buhalterinėje apskaitoje turime 30 studentų. Visos kitos akademinės grupės suformuotos. Noriu pasidžiaugti, kad ir informacinių technologijų ir kibernetinės saugos studijų programa šiais metais užpildyta ir mes turime irgi per 20 studentų. Tokiu atveju tai yra pakankamai gausi grupė, nes ir 12 studentų jau jie skaitosi pilnai sukomplektuota akademinė grupė. Direktorės teigimu, džiuginančius priėmimo rezultatus lėmė keletas veiksnių, bet svarbiausias – lanksti priėmimo strategija. Pirmas dalykas, galbūt kas pastiprino mūsų visą šitą situaciją, tai labai gera pasirinkta strategija. Aš dėkinga savo direktorato komandai visai, aš dėkinga Kristinai Miškinienei, kurie organizuoja visą priėmimą. Baigėsi tik antras etapas, bet priėmimas tęsiasi. Dar galima stoti, bet dabar tik į mokamas vietas. Priėmimas tikrai tęsiasi ir vyksta. Į nuolatinės studijas natūralu iki rugsėjo 1 dienos, į ištęstinės studijas tikrai priimsim iki spalio 1, kol prasideda sesijų laikas ir kad studentai galėtų sėkmingai įsijungti į studijas čia kolegijoje pasirinkę vieną ar kitą studijų programą. Iš įstojusiųjų apie trečdalis vietų finansuojamos valstybės. Pastarųjų kasmet mažėja. Direktorius teigimu, žmonės supranta išsilavinimo reikšmę, todėl kasmet auga skaičius studijuojančių savo lėšomis. Tai rodo, kad šiandien išsilavinimas iš tiesų tampa labai aktualus ir tokiu atveju žmonės patys investuoja į savo ateitį tam, kad galėtų vėliau užimti geresnes darbo vietas, daryti karjerą, gauti daugiau pinigų už savo darbą ir žinoma gali jie konkuruoti tas vietas, kur yra reikalingas aukštasis išsilavinimas. Tai tendencijos metai iš metų yra tokios, kad iš tiesų gausėja už studijas pačių mokančių studentų ir aš manau, tos tendencijos kurį laiką išliks.